Sveiki, sveikinuosi su jumis iš Radvilų girios. Su manimi eina Mindaugas Baliuka. Sveiki. Ir Audrius Kerulis. Sveiki. Šiandien nusprendėme eiti ieškoti apleistų Lenkų karinių įtvirtinimų, kurie yra čia kažkur netoliese. Kelionė gali būti sudėtinga, tekti praeiti 10 km, tačiau, manau, įveikiam. Pone Audriau, ar galite pakomentuoti, ką manote apie kelionę? Taip, iš ties kelionė nebloga, tačiau oras mūsų šiandien nedžiugina, lyja, bet mums tai nebaisu. Mindaugai. Pritarčiau su dauguma Audriaus teiginių. Dėl prastų oro sąlygų buvome priversti įsitaisyti papildomos įrangos. Visą laimę buvome tam pasiruošę. Dariau, pakomentuok savo įrangą. Taip, pasiėmėme ryškų prožektorių, kad galėtume pasišviesti, nes laukai jau pradeda temti. Mes su Mindaugu Baliuka tam, kad nepasimestume vienas nuo kito, įsitaisėme racijas ir toliau bandome siekti savo tikslo. Įtvirtinimai statyti po Pirmojo pasaulinio karo Lenkijai užėmus Lietuvą. Jie statyti prie strateginio taško Vilniaus vandens stotelės, kuri dabar atstatyta ir vadinasi Vilniaus vandenų vandenvietė, tam, kad įtvirtinimuose netrūktų vandens. Jie išlikę iki šiol, nors ir apgriuvę. Mūsų tikslas – juos prieiti. Deja, gamta mums nuolat kišo koją. Pirmas to pavyzdys – stačios įkalnės, į kurias reikėjo kopti. Ką tik priėjome senovinių įtvirtinimų, dar senesnių iš tiesų liekanas, medines. Galime teigti, kad esame jau netoli mūsų tikslo, tačiau jo dar tiksliai matyti negalime. Mūsų gamta palaimino labai sunkiais kopimų takeliais, kuriuos dėja turime įveikti. Laimiai dar neprireikia prožektoriaus, tačiau tai, ką matau priekyje, manęs nedžiugino. Žiūrėk, kas čia. O kas čia? Oho. Čia gal visai nebloga vieta apsistot? Nepatikėsite, ką radom, bet čia yra senovinė medinė palapinė. Einam į vidų pažiūrėsim. Kadangi radome, kur apsistoti, galime nebebijoti dėl nakvynės, o toliau tęsti kelionę link savo pagrindinio tikslo. Pailsėti vietą taip lengvai nesitikėjome rasti, tačiau tai mus džiugina, dėl to, kad nereikės savo palapinių dengti po smarkiu lietumi, Kuris šiandien prognozuojamas naktį. Mindaugai, ar galite pakomentuoti kelionės patirtį? Iš tikrųjų aš bijau. Dėl to, nes šita kelionė turi daug pavojų ir nesu įsitikinęs, kad iš čia išliksim tokie patys, kokie mes įėjom. Mūsų pasitiko netikėta šiluma, nežinome ką daryti, dėl to, kad labai smarkiai lieja ir savo apsiaustų striukių paltų nenorime nusiimti, tačiau karštis tikrai alina. Tikrai alina, ne tik, kad puola uodai, bet... Oi, atsargiai griovys. Oi! Ar visi gyvi? Taip. Einam. Gerai. Reikia po kojom žiūrėti. Ką tik išgyvenome labai gilų griovį. Taip galima ir užsimušti. Laimiai griovio gilumo nepavyko pasiekti, tęsėme kelionę toliau. O kur čia reikia eiti? Einam, aš žinau kelią. Mūsų vedlys Audrius byloja, kad žino kelią. Jo pasitikiu, jis mano bendražygis nuo senų senovės. Bet jo pasitikėti galiu. Tačiau šie miškai mums negailestingi jau kelintą kartą. Ne tik su miškinga ir labai žiauria aplinka bei keliais, tačiau ir grioviais. Susitikome su dideliu nuolydžiu. Vos nepaslydau. Kadangi labai lietingai ir slidu, mes šiek tiek bijome. Bijome to, kad paslysim, po to miške mūsų niekas neras. Tačiau bendrakeleiviai
Taip. O, jie čia. Oho. Išmatavome kiek procentų nuolydį? 40. 40% nuolydį. Tai ne jokai. O, pastebėt kažką? Aha, kažkas mat. Einam pažiūrėsim. Oho. Pastebėjome, O, atsargiai. Kliba. pastebėjome klibančias liekanas tų pačių bunkerių, kurių ieškome. Tai vadinasi, Jie kad, kažkur kad mes jau čia. Mes jau čia. Manau, galime eiti ieškoti toliau. Tikiuosi, neapsiriksime. Tiesa yra ta, kad mes sugebėjome prieiti apkasus, kurie atėję nuo lietaus smarkiai sudrėkė. Tai buvęs objektas, kurio mes iš ties ir norėjom. Dabar tai reikia juos sekti ir rasti bunkerius. O, štai ir priėjom bunkerį. O taip! O Kokia taip! skylė. Oho. Pagaliau mes Ai. pasiekėme įtvirtinimus. Bet jie turbūt po vandenį. Wow. Jie gali būti, kad čia atitekėję, ta prasme, vandens atsargos. Bet čia aš matau padangų. Taip, matosi padanga. O čia patys įtvirtinimai. Arba bent jau įėjimas į juos. Wow. Nerealiai džiaugiuosi. Ar turite ką pridurti, mano kolegos? Mes be žodžių tiesiog esame. Aš iš ties nesu matęs tokią savo gyvenimą. Mes pastebėjome policijos patrulį, kuris, tikriausiai ne šiaip sau čia važinėja. Dabar šiuo metu slepiamės, dairomės ir tikimės, kad mūsų nesutiks. Einam, ateina. Pasišalinti pavyko sėkmingai, žygis sėkmingas, objektas pamatytas ir labai džiaugiamės šią sėkmę. Mes jau tiesa po truputį grįžinėjame, kol kas jokių negandų nematyti. Norėčiau, kad pasidalintum su mumis, Mindaugai, savo kelionės įžvalgomis. Neturiu žodžių. Šitą kelionę mane apstulbino. Ką mano Paulius? Taip, kelionė iš ties įspūdinga buvo. Deja, į patį bunkerį nepavyko įeiti, nes jisai buvo užpiltas. Bet šiaip kelionė buvo to verta. Aš pritariu mano kolegų įžvalgoms. Tai reikia saugiai grįžti namo. Išaušo kita diena, o lyja ne ką mažiau stipriai. Tačiau karštis toks, kad aš dėja nebegaliu eiti su kapišonu daugiau, nepaisant lietaus. Kadangi mums beinant sutemo, mums teko rinktis mūsų nakvojimo vietą medinę palapinę. Joje buvo jauku, kas yra šiek tiek neįtikėtina. Bet šalta, nes laužo nepavyko užsikurt. Lyjo lietus, viskas šlapia. Kadangi malkos, ar bet kokie pagaliai buvo labai šlapi, visiškai nesausi, degė labai prastai, bet buvome šiek tiek baimėje, kadangi neturėjome šviesos. Bet naktį išgyvename, grįžtame saugiai į namus ir tikimės nesutikti jokių anomalijų priešai. Kadangi pastebėjome, kad mums iš galo ateina labai stipri audra, viesulas, uraganas ir visi kitokie dalykai, nusprendėme bėgti. Turime paskubėti iki pastogės, iki mus pasieks audra, o laiko turime labai mažai. Tikiuosi, nei vieną iš mūsų žmonių nepamesime procese.